Labai. Nu, tu turi visą kolekciją vintažinių rūbų. Čia tiesiog jau... Labai gerai, tikrai. Tokia, absoliučiai tokia vintažinė ir laikmetis, ir printas, ir kirpimas, viskas labai gerai. Neišeinant iš mados. Ne, jo, tikrai, jo. Čia. O dainai rišdavo ant kaklo. Supranti? Čia 80, bet labai. Taip. Neįsivaizduoju, kaip tai turėjo atrodyti, kažkaip turbūt, va taip. Nu, nieko. Labai čia vintažas visiškas, jo, visiškas vintažas. Prajeras geras. Nu, tai jau va, tada čia tas va, šitas va basonkės. Tai basonkės iš batus turime čia. Paaukštinu save, tai iškart. Iškart pagražėlė. Aš tai šitą nuimčiau, iš to daug priduoda. Aš tada dėčiausi kokį nors diržą, tokį rudą vyrišką. Kažkur buvo pas tave toksai. O to nesidėtum jūs? Kažkaip jisai, matai, labai apimties daug priduoda, nes jisai toksai... Aš vis tiek dėduosiu daugiau šaltuoju sezonu. Ką čia man atlieka šitiek? Va. Aš tai dėčiausi šitą. Tai galima. Bet šiaip gražu. Gražinė, ne? Labai, labai. Iš šitokius diržus. Taip, tas vyriškas diržas, čia irgi yra ta pati karo istorija. Kai eina karas, vyriškas diržas kaip aksesuaras yra numeris 1. Labai kultūringa, labai graži. Kaip tas? Labai. Aš dvejau, bet aš paskui pažiūrėjau, kad... Nu, to prasme, kojos gražios, įdegė, nu kas yra? Tai jau kada dar? Nu, tikrai. Tiesiog nauji metai. Nu, labai. Ir turi palikti, ne? Labai. Nu, tu turi visą kolekciją vintažinių rūbų. Čia tiesiog jau labai, čia toks pasprendimas geras. Ir va, jokių pilvų nesimato. Kaip va viskas praspręsta. Taip. Čia kas, siūta kažkas tai siuvė? Jo, čia jai siuvė. Jinai turėjo siuvėję, bet jinai... Nu, va, viskas tvarkingai, taip apdorota. Ir čia dar žiūrėk, va, tais laikais suras dar tokį audinį, dar tokį dekorą, tai čia iš viso. Nu, gerai. Gerai. Tikrai. Taip? Nu, labai. Aš kiekvieną pavostą. Ten pasikušti iš tiesų gerai, man tokia... Nesuknelė. Ir tos rankovės tokios antigražios. Čia kaslovakiška gal neįpapra. Žinau, yra diržas nors. Kas turi būti iki galo išvis, kaip gražu. Tai ir prie aukštų batų, ir prie batelių. Nu, man tai labai gražiai, jau nežinau, kiek tai nesidomi. Galima petukus įdėti. Labai paaktualintų ir dar labiau. Tu sudėti savo juosmenėlę. Labai daug kojos. Labai graži dekoltė batelių. Tai va, tokia. Tai šitą palieku. Tai eina. Ir aš irgi nešioju pavasarį. Labai geras irgi. Laikmečio aktualios. Nu va, pavasarį tikrai puikus daiktas. Ryškus, spalvingas, nori užsigi, nori atsigi. Ir prie džinsų. Ir irgi petukus galima įsiūti. Nežinau, kad iššalta. Čia aš turiu ploną dirželį. Labai graži. Ir tos basutės ant balko. Nu taip, plonyti turiu. Labai gerai, tikrai. Tokia, absoliučiai tokia vintažinė. Tas toks ir laikmetis, ir printas, ir kirpimas, viskas labai gerai. Neišeinant iš mados. Ne, jo, tikrai, jo. Ir labai viskas gražu, tikrai. Tai tokia turiu. Čia dar ne pabaiga. Tęsinys laukia jūsų. Čia vėlgi galima dėti rudą diržą. Jo. Ir biškį pajauninti tą suknelę. Nu, jinai tokia, supranti. Ir dar seksi, kaip nori. Čia irgi karo metų vyriškas diržas, kaip pagrindinis. Gražiosios basutės, kur tinka prie visų suknelių. Bet mes jį greitai paaktualinsim. Paryžius verkia tavęs. Nu, pažiūrėk, va čia tai bent. Ką? Šiūri gerai.